Sveiki visi, štai pradedu naują vlogą. Taip kaip jūs gyvenate? Aš puikiausiai, Kivis irgi puikiai. Ir operatorius mes nežinom kaip gyvena, nes jis šiuo metu filmuoja ir kalbėti negali, nes vis tiek nesigirdės, kadangi aš kalbu per mikrofoną, o operatoriaus nesigirdi, nes jis prie telefono. Tai va, tai šiandien yra 28 laipsniai karščio. Ir mes nenorim tokiam karštį eiti ir prakaituoti į lauką, nes norim ir patys pasivaikščioti, biškai užsisidėjom namuose ir taip pat norim pavedžioti Kivį, nes jam kaip šuniui reikia aktyvumo. Bet kadangi 28 laipsniai, tai nusprendėm pasivaikščioti išeiti apie 19 valandą. Taip, kad geras 3 valandas turim 3 valandas, ne, 3,5 žodžiu. Palaukit, aš nesuprantu. Taip, 3,5 valandas turim iki išėjimo, tai aš jau apsirengiau, kaip matote, čia tą suknelę, kur, rodžiau, šeinę pirkau už 5 eurus. Buvo labai pigi ir išpardavimas, bet tokia kokybė, sakyčiau. Labai nemalonė, aš čia tiesiog apsirengiau, kad visgi reikia apsirengti, jeigu jau nusipirkau. Tai va, bet man jinai nepatinka. Nežinau, vyrui sakė graži. Tai va, eisime 19 valandą, kai jau bus tik tai 20 kokie 5-6 laipsniai šilumos. Tai va, dabar galite pažiūrėti. Galbūt kažką parodysim, gal ne, jei ne, tai bus kitas video, pamatysit kažką įdomaus. Galbūt parodysim, lauke parodysiu, kaip Kivis atlieka savo įprastas komandas. Jis moka 2 komandas ir jisai jas jums padarys. Tai va dabar žiūrėkite, kaip Kiviukas daro. Kivis dabar pas mane atvyko, nes matė, kad paėmiau skanėstų ir dabar jisai čia reikalauja, kad jam duočiau. Aš praeitame video sakiau jums, kad parodysiu, kaip Kivis daro komandas, kaip būsime lauke, bet lauke, kai buvom, pamiršau visai, kad paimti Kivį skanėstų, kad parodyčiau, ką jisai moka. Todėl dabar jisai jau atsigulė, nes žinom, kad viena iš komandų yra gulk ir laukia, kada duosiu skanėstų. Bet aš dabar specialiai pradėsiu nuo šitos komandos. Aišku, aš šitus jau rodžiu, jūs matėt, kas žiūrit kiekvieną vlogą. Bet kas nežiūrit kiekvieną vlogą, bus gal įdomu pamatyti. Kiviukai. Jis jau nesąmonės dabar. Apsisuk. Geras. Gulk. Geras. Apsisuk. Geras. Gulk. Geras. Apsisuk. Apsisuk. Geras. Matot, šitas komandas jis jau nepainioja. Anksčiau dar ir painiodavo, dabar nebepainioja. Ir viską padaro labai gražiai. Tik tai kartais man nepatinka, kai jis dar nepasakius komandos, jau daro ją, nes galvoja, kad greičiau padarys, greičiau gaus. O jis nesupranta, kad tik tai jeigu įvykdys būtent tą komandą, kurią aš sakysiu, tada gaus skanėstą, dabar laižo man kojas. Nes nori dar. Tai va tiek, rytoj važiuojam į ekskursiją, nu tiksliau taip vadinam. Iš tikrųjų, mano tėvai nuveš prie aukščiausio medžio Lietuvoje, tai tėvai nuveš, tėtis nuveš. Mama irgi važiuos ir mes važiuosime Kiviuką pasimsim. Kągi, iki rytojaus. Kaip sakiau, šiandien, tai yra jau čia kita diena, mes važiuosim pažiūrėti aukščiausio medžio Lietuvoje. Jis kažkur yra ten link Prienų, važiuot nuo Alytaus, tad mums labai netoli, tai va, tėtis nuveš, tokia turėsim su tėvais ekskursiją. Ir dabar dar ką, pasidariau makiažą, nors įprastai nesidarau, kai būnu su akiniais, bet kadangi dabar lęšių neturiu, tai pasidariau makiažą, kaip jums atrodo, ar normalus tas makiažas. Operatorių iš arti nerodykit, nes aš baisiai atrodau iš arti. Tai matysis visai inkštirai. Tai va, su akiniais ir pasidariau makiažą. O dabar bus Kiviuko gaudynės. Nes kaip visada, norint Kivį uždėti petnešas, Kivis bėga iš paskutiniųjų ir stengiasi, kad jam petnešų neuždėtų. Kiviukas lyg ir nori ir nenori, kad aš jam dėčiau. Ar čia jis žaidžia? Mes taip ir nesuprantam. Ar jisai čia
Ar iš čia maivosi, ar iš tikrųjų nenori, nes kartais ir paurzgia. Pagalvojau, kojytę ištraukiam, nereikia pyktis, mes draugiškai, kiviukai, mes draugiškai, kitaip nevažiuosi niekur, mes aprai. Na štai, pavyko šį kartą, kaip visada. Mes jau ir važiuojame ir aišku, kiviukas kaip visada važiuoja. Pirmiausia, kaip suprantu, nes nelabai kalbėjom su tėvais, traukiam link Kauno. Na, mes aišku ne į Kauną važiuojam, bet link Kauno, ta kryptimi į šiaurę, iš Alytaus. Tai dabar čia kažkur yra tas ženklas, parašyta aukščiausias Lietuvoje medis. Ir ten mes užsuksim ir pažiūrėsim, ar tikrai. Atvažiavome mišką pusiau pagal ženklus, pusiau ne. Ir tiesiog radom tokį didelį maumedyną. Ir mes nežinom, pačią maumedžio aukščiausio neradom. Tai galbūt ne ten pasukom. Tai žiūrėsim, dabar gal dar pavažiuosim atgal. Ir tada įvažiuosim kitų keliukų, kad pažiūrėt, gal ten yra tas maumedis. Nes čia kaip išskirti, kad vienas pats aukščiausias būtų jau nėra. Tai va, keista. Vadinasi, ne ten galim būti pataikę. Tai važiavom ten kitur ir ten nelabai ką radom. Tiesą sakant, nieko neradom. Ir dabar važiavom dar kitą vietą. Gražu labai. Pasidairykite. Ir dar operatorius ateis dar paskui mane. Kivi. Ir pažiūriu, ten parašyta Lietuva tokia graži. Gal viso užrašo nematot, bet tai yra užrašas Lietuva tokia graži. Kivi! Mašinas važiuoja, kivis bėga. Kivi! Tai va, tai tokį gražį radom, ten buvom nuvažiavę toliau, ten buvo žirginai ir ta aikštė visas įėjimai. Aš pirmą kartą matau žirginų tą areną ir patys žirginai buvo. Tai va, visai faina. O dabar važiuosim kažkur dar, gal vėl Balbieriškio Katodangos kalno ir viskas. Einam Santarvės gatvę. Mes buvome prie Atodangos ir dabar einame į mašiną. Nors kažką pamatėm Atodangą. Matot, kiek daug mašinų. Nors lyja lietus, truputį lašnoja, bet mašinų žiauriai daug. Ir mes už tai nenormaliai Atodangą ant tiltuko nebuvom. Ten buvo žmonių ir už tai dabar mašiną ar važiuojame čia toliau. Kuo toliau, tuo geriau. Ką tik buvo Barbora ir aš jums noriu parodyti, ką šį kartą užsisakėm. Galbūt nieko kitaip, galbūt mažiau tik tai, bet jeigu įdomu, tai pasižiūrėkite. Pirmiausia, čia yra duona, bočių juoda duona. Taip pat nupirkau 2 sūrelius, glaistytus varškės sūreliai, tokie visai neblogi. Taip pat čia yra tokie labai pamėgti mūsų konservai. Čia yra kiaulienos kumpis, 2 vienetai, jogurtas, natūralus graikiškas jogurtas, riešutai paprasti, Fine Milk pienas, čia baterija, čia sviestas, sūris, mineralinis, oro gaiviklis, bananai ir šaldyti, užšaldyti, išpraginės šaldytos pupelės. Ir dar 2 ketvirčiai ir faršas kiaulienos. Sėdžiu ant grindų, nes tiesiog norėjau parodyti, kam aš pirkau šitą bateriją. Kaip matėt, aš įrodžiau prekėse, kad pirkau bateriją, bet neparodžiau kam, tiesiog kažkoks neįdomybė. Tokia baterija mažytė. Čia mano svarstyklės, kurius turiu, dar turiu, pradėjo rodyti visokias nesąmonės. Pasisveri vieną kartą porą kilogramų daugiau negu tą pat po 5 sekundžių. Vėl užlipu, jau rodo porą kilogramų mažiau. Ir, pertrauka. Pertrauka baigėsi. Truputį su žirkliam prakirpau, nes neišgrapšys ir dabar vėl bus pertrauka. Ne, iš tikrųjų viskas gerai. Tai va, tos svarstyklės pradėjo rodyti nesąmonės. Tai argi aš pirksiu svarstyklės naujas, kam pirkti, jeigu aš turiu senas. Tik tai, kad buvo keista, kad senos svarstyklės šitos įsideda tokia būtent baterija, o ne šiaip kaip įprastai A3A po kelias ten
O dieve, ir netelpa. Tai reiškia, aš nupirkau per didelę bateriją. Susimoviau. Kažkas kažkada sakė, kad būtų įdomu sužinoti, kad Edmundas papasakotų, kokias knygas skaito. Bet čia gerai paskui sužinotų, kad Edmundas papasakotų. Nu, žodžiu, kad Edmundas papasakotų, kokią knygą perskaitė, apie ką jį atėjo Kiviukas. Ir dėl kokia ar įdomi buvo, ar neįdomi ir taip toliau. Edmundas šiandien kaip tik buvo bibliotekoje ir pasėmė štai tokią knygą, kuri vadinasi Terapija. Čia yra detektyvas. Aš pasiskaičiau aprašą, negalvokit, kad aš ją perskaičiau. Edmundas dar neperskaitė, tik šiandien parsinešė. Taigi čia yra detektyvas apie psichiatro dingusią dukterį, mergaitę mažą, kurisai bando įsiaiškinti, kur ta mergaitė dingo, bet aišku, taip nieko jokių įrodymų neranda, taip pat neranda ir negyvos mergaitės. Tai tas vyras išvažiuoja į sodybą miške ar kažkur panašiai ir ten bando ieškoti pėdsakų savo dukters dingimo ir susipažįsta su moteriam, kurie atklysta į jo tą namelį. Ir ta moteris pradeda pasakoti apie vizijas, kurias mato, o jinai mato vizijas būtent panašias į dingusios mergaitės aplinkybės, tik tai skirtumas tas, kad vardas skiriasi. Ir tada, kad įsiaiškintų, ar jinai žino kažką apie jo dingusią dukterį, psichiatras šitas mergaitės tėvas bando taikyti jai visokias terapijas, kad išsiaiškintų ir galiausiai rastų tą dukterį. Tai va, daugiau nieko neparašyta, kaip toliau ten seksis, tai reikia perskaityti knygą, su mielu noru ir aš perskaityčiau, bet žinot, aš turiu vieną trūkumą labai didelį, o man labai sunkiai skaitosi, aš labai lėtai skaitau. Todėl, kadangi aš lėtai skaitau, aš labai greitai pavargstu ir per tą patį laiką, kaip kiti žmonės, aš nesužinau tiek informacijos, kiek sužino kiti. Ir todėl tai vargina, kai tu per valandą sužinai vos. Ir per 2 valandas sužinai labai nedaug ir tiesiog pavargsti, nes viskas lenka labai lėtai. Tai va, dėl to aš nelabai ir skaitau tas knygas, nebent trumpas, todėl, kad tada tenai būna ir aprašymas, viskas į veiksmas vystosi greičiau. Taigi, čia yra priežastis, kodėl aš mažai skaitau, bet kartais paskaitydavau, ypač kai buvau mokinė. Na, bet dabar, kai nėra privaloma, tai žinot, paskaitai, jeigu knyga truputį nuobodi, tai ir neskaitai. O kartais būnant tiesiog reikia perskaityti 100 puslapių, kad 101 puslapis jau slystų kaip per sviestą. Tai tiek apie knygas, pasimatysime kitame video. Dar kartą priminsiu trumpai, knyga vadinasi Terapija. Ir ją parašė Sebastianas Fidzekas. Tai čia turbūt koks škotas, aš tai pažiūrėsiu. Psichotrileris čia yra. Neparašyta knygos žanras, tai surasiu galbūt greitai. Versta, kaip suprantu, vadinasi knyga Mergaitė, o mum išvertė, ne kitos knygos į lietuvių kalbą. Neparsta iš kokios kalbos, šiaip taip įdomiai, nes šiaip tai rašo iš kokios kalbos. Tai rasim iš vokiečių. Versta iš vokiečių kalbos, tai greičiausiai Sebastianas Fidzekas buvo vokietis. Dar kartą iš arčiau parodau. Rekomenduoju, nes visos knygos, kurios išverstos į lietuvių kalbą, yra geros, nes tik tai verčia bestsellerius, čia Kiviukas laižo man rankas, verčia tik tai bestsellerius, tai lietuviškai būtų perkamiausios knygos, o perkamiausios knygos, žinot, turi patikti žmonėms, tada jos tampa perkamiausiamis, o tada jas išverčia į kitas kalbas. Taigi, blogų knygų nėra, lietuviškai išverstų. Iki. Sėdžiu balkone. Man labai patinka balkonas, dėl to aš kartais pasėdžiu. Ypač dabar, pirmomis rugsėjo dienomis, matau, net dabar matau, kaip eina mamos su vaikais iš darželio. Jau iš mokyklos mokyklinukai grįžo. Anksčiau atėjo Kiviukas į balkoną. Taigi, dėl ko aš sėdžiu balkone? Balkone man labai jauku. Balkone yra daug gėlių. Dėl to labai jauku. Pas mus čia yra žalia, gražu, čia nematot jūs, bet aš dabar nenusiteikiu sukioti kamerą, aprodyti balkoną. Balkoną tvarkiau vakar, tai jis gana tvarkingas, palangė
ant palangės prikritę beržos sėklų, tai pranašauja, kad jau ateina ruduo. Tai beržos sėklos ruduo. Greitai kris lapai, klevo lapai, geltonuos, raudonuos ir sulauksim rudens. Tai va dėl balkono, tai kad aš jums dabar nerodysiu, bet tiesiog čia daug augalijos ir šiuo metu augalus laisto Edmundas dėl to, kad aš visus perlaistau ir nužudau. Vieną augalą tai šiandien išmetė dėl to, kad mes gyvename pirmame aukšte ir pirmame aukšte labai kai kurie augalai užsikrečia voriuku tokiu, voratinkliu ir jie nudžiūsta ir reikia juos išmesti, kad neapkrėstų kitų gėlių, bet kokiu atveju vis tiek pirmas aukštas yra pirmas aukštas ir tas voriukas ateis iš lauko. Į balkoną šiandien ypač labai karšta, 30 laipsnių, tai langas praveras, voriukui visas kelias į priekį padarytas. Kivis atsigulė ant žemės prie mano kojų, jam po pusvalandžio vakarienė maždaug po pusvalandžio ir dabar dar turim truputį laiko. Noriu, kad jūs dabar paspaustumėte patiktuką prie mano vlogo. Čia. Taip pat galite pakomentuoti, kas patiko, kas nepatiko. Apskritai ne į temą galite komentuoti. Galite ko nors paklausti, nelaukia, kada bus klausimų atsakymų vlogai. Paklauskite dabar. Taip pat galite prenumeruoti mano kanalą. Taip pat galite paremti Contribicon platformoje ir užeiti į Facebooko grupę, kurią sukūriau aš. Tai prašom į vlogerę Loreta Mažonė Facebooko grupę. O dabar iki kito karto. Ir ate. Kiviukai, žinai ką, kiviukai? Nemniuką darysi. Nemniuką. Kiviukas darys nemniuką. Nemniuką darys kiviukas. Nemniuką darys. Nemniuką. Skanaus kiviukai. Kiviukai. Skanaus.